reikia paplušėti gynyboje. Sudėtingas servo metimas ir vėl niekas neatitveria nuo... Sakė, jog svarbiausia yra susitvarkyti su pagrindiniais varžovų priekinės linijos žaidėjais. Puikiai ginasi Denis. Mariaus Grigonio metimas nepasiekė tikslo. Vakar Grigonis buvo Lietuvos rinktinės. Dabar kaip tik tas Tamulis su kamuoliu. Perdavimas Augustinui Jankaičiui ir kamuolį ima Serbijos ekipos atsakymas. Denisui Kristinui tenka grumti su fiziškai galingesniu varžovu. Pralaimėta kova po savo krepšio. Rungtyniaujantis Europos čempionate po apendicito operacijos. Čia vis tiek yra vienas naudingiausių Lietuvos rinktinėje. Labai sudėtinga. Lekavičius. Tamulis Kristininui. Grigonis. Idealus perdavimas Denisui Kristininui. Šis gauna stogą. Dušanas Rističius. Jau augis 2,6 m. Kristinino lygiai 2 metrai. Labai atidžiai. Pirmajame kėlinyje serbai prižiūri Marių Grigonį. Neleidžia jam verštis į baudos aikštelę. Sudėti 2,3 taško. Aikštėje Simas Raupys. Jis pakeitė Denisą Kristininą. Tik pakėlė nuo suolo. Kol kas gerai ginasi aikštės šeimininkai. Serbams nepavyksta susikurti geros galimybės atakai. Čia Augustinas Jankaitis. Galeckas lieka aikštėje. Perdavimas į kitą aikštės pusę. Gaila, bet ir vėl. 24-21. Suklaidina oponentą Simas. Sutrukdė varžovui Marius Grigonis. Pasiaukojamai žaidžia ten. Taip gražiai išmaudo varžovą Marius Grigonis. Laiku ir vietoje, ten kur reikėjo. Žingsnių nėra. 2 taškai leidžia varžovo aikštės pusę. Gintvainis stabteli. Spėjo grįžti namo varžovai. Gintvainis. Rezultatyviai baigia ataką. Gintvainis. Pražangos nėra. Čia mikrodvikova laimi prieš priešininką Jokūbas Gintvainis. Justas Tamulis palenda po krepšiu ir gauna dar vieną žaidėjas. Gintvainis Guščiui. Tamulis. Komandinė pražanga šiame kėlinyje. Gustys. Pražangos nėra, tikslaus metimo. Ilgą laiką buvo įvėlę jo auklėtinius į tokį lėtą klampų pozicinį krepšinį. Šiandien vaizdas panašus. Prameta Justas Tamulis. Marių Grigonį. Tamulis prašalį ir kamuolį ima. Pataikė servas. Kubas Gintvainis. Gražus metimas. Kairė ranka, atsispyrus dešinę koją. Dauguma Lietuvos jaunųjų krepšininkų, kalbu apie įvairaus amžiaus rinktinės. Turiu omeny dešinėrankius žaidėjus, nesiveržia į kairę pusę. Grigonis Raupiui. Gintvainis. Prašokas, serbas, kuris dengia. Yra susižeidęs koją šis krepšininkas ir labai smarkiai šlupčioja per pertrauką. Ką čia užtvara Mariui Grigoniui. Pats iki galo Marius Grigonis išsivadavo iš serbų gynybos gniaužtų. Serbai tikėjosi, jog Grigonis žais 2 prieš 2. Serbai
aišku, žaidžia savo įprastą krepšinį. Pirmosius 3 kėlinius. Ilgokai laiko kamuolį, žaidžia, kaip sako krepšininkai, iki tikro metimo. Serbai kiek geriau atrodo trečio kėlinio pradžioje. Ir vėl